Mudu su Džonu sprendėm, kad šitas video bus dar vienas šansas lietuviams šeimininkams susipažinti su nuostabiu šuniuku ir turėti galimybę parsivesti jį į savo namus, nes kitaip Džo yra nusprendęs prisistatinėti Nyderlandų ir Suomių šeimininkam. Aš tikiuosi, kad tai neskamba kaip ultimatumas arba šantažas, bet bachūras yra apšalęs. Jisai tiek dalykų padarė, kad rastų namus ir kol kas vis dar sėdi prieglaudoj. Jisai išėjo mokslus su pagirimu. Jisai nuvarė į kirpyklą, rodosi šeimininkams beveik kiekvieną dieną ir nieko. Fainas, mažas, sukalbamas, išsilavinęs ir vis tiek nieks nepasiūlo jam namų. Jisai buvo rastas, atėjo kažkokią teritoriją, tai mes apie jo praeitį nelabai ką žinom. Žinom tik tai tiek, kad tai nebuvo labai mylimas šuo, todėl kad mylimų ieško ir kad su juo tikrai nebuvo užsiimta, todėl kad kai jisai atvyko, jis elgėsi kaip visiškas kvailys, ne? Siūlė duoti snukį kiekvienam šuniui, visiškai nesvarbu, ar ta šuo prie jo prieidavo, ar ta šuo tiesiog jį netaip pažiūrėdavo, ar taip pažiūrėdavo, vis tiek užkliūdavo. Ir mes padarėm išvadą, kad jisai yra reaktyvus šuniukas ir ko gero mes klydom. Tai tiesiog buvo nepatirties dalykas. Todėl, kad kai jisai pradėjo lankyti mokyklą, viskas pasikeitė kardinaliai. Kiek girdėjau, pirma pamoka buvo labai sudėtinga, jisai netgi buvo toks apkarstytas barikadom, nes jis viską labai reagavo ir labai vokalizavo, bet paskui viską žiauriai apsivertė. Jisai labai imlus mokslui, jisai labai sukalbamas, su juo gali eiti visur, jisai nereaguoja jokius šunis, jisai puikiai jaučiasi, kur jisai benuvažiuotų, turi labai nuostabią asmeninę savanorę, kuri jį ir į tos mokslus vedėsi ir vežasi jį visur, kur tik tai gali, tarkim, kad ir į namus, kad pasižiūrėtume, kaip jis elgėsi namuose. Namuose jisai elgėsi kuo puikiausiai. Būna, kad, tarkim, nori ten užlipti ant sofų ir taip toliau, bet su juo susitari labai lengvai, labai greitai pagauna tas visas namų taisyklės. Tai šuniukas, kuris lengvai ir greitai prisitaiko prie naujų dalykų. Neužsisėdint ant to mokslo, kas iš tikrųjų tai yra diplomuotas šuo ir būsimas šeimininkas gaus šunį su diplomu ir su išsilavinimu. Kitais atvejais tai taip pat yra labai fainas šuniukas. Jisai pirmiausia yra labai socialus. Jis neturi kažkokių tenai baimių, su kuriuom reikėtų dirbti. Jisai puikiai sutarė su žmonėmis, visiškai nesvarbu, ar jis jos pažįsta, ar jis jos mato pirmą kartą. Vienas dalykas, kas yra jo minusas, tai jį pykina važinėti mašiną. Ir kiek jisai be važinėtų, jis labai mėgsta važiuoti mašiną. Jisai šoka pats, jisai žino, kad mašina jį nuveš kažkur, kur smagu, bet jį visada supykina. Aš iš pradžių galvojau, kad jį vemt verčia nuo mano vairavimo, bet pasirodo, kas jį bevežtų, visada taip yra. Tai va, šitas šeimininkui būsimam reikėtų atkreipti dėmesį. Ir dar vienas dalykas, kurį galbūt paminėčiau, prie to, ką reikėtų atkreipti dėmesį šeimininkui. Galbūt dabar tai nebeaktualu, nes jis jau matęs gyvenimo, išėjęs mokslų ir taip toliau. Bet pradžioj, tarkim, jeigu norėdavo į kažką priverstinai, tarkim, į mašiną kelti ir jį norėdavo įkelti, arba ten pastumti kažkur, kad jis padarytų kažką, ko jis nenori daryti, o tu nori, tai jisai urgsteldavo. Tai yra pakankamai natūralu, nes šuo tavęs nepažįsta, nepasitik ir toks dalykas labai gali būti su daugeliu šunų. Aš tiesiog norėjau tai pasakyti dėl to, kad šeimininkas turėtų omeny. Čia nėra šuo pastumdėlis. Jis yra draugiškas, malonus ir taip toliau, bet kiekvieno šuns pasitikėjimą reikia pelnyti, taip pat kaip ir mūsų. Tai jeigu, tarkim, norėsi tasyti jį vos parsivedus namo, tai geriau to nedaryti. Mes suprantam, kad jam namus rasti koją kiša jo amžius. Jam yra 8 metai. Mums tai skamba labai juokingai, nes 8 metų šuo nėra senas šuo, ypatingai kai tai yra mažaūgis šuniukas. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl jisai ketina pasirodyti Suomijos ir Nyderlandų šeimininkams, todėl kad jie tokiame amžiuje nemato jokios problemos ir tikrai dažnai priglaudžia tokio amžiaus šunis. Bet mums labai norėtųsi, kad jam nereikėtų tiek toli belstis, kad rastų tą laimingą gyvenimą, nes jisai gali rasti jį ir čia. Ir be to, kodėl visi smagūs šunys turi emigruoti? Tai va, smagus, fainas, kompaktiškas, draugiškas, mielas šuniukas su aukštuoju išsilavinimu ieško atsakingo ir faino šeimininko jam.